Labą dieną, atvarėme į Malagą. Pirmą kartą su ant Ispanijos žemės užlipęs. Tai visai įdomu iš tikrųjų. Esu su nauju mikrofonu, tikiuosi dabar bus garsas geresnis. Gal neįjungti nors čia yra labai daug garso, bet Stop mašina. manau, kad viskas bus gerai. Šiaip yra 18 laipsnių, bet toks keistas oras. Kaip ir karšta, jeigu esu tik su megztiniu, bet kai esu su paltu, per karštą, o kai su megztiniu biškelį šalta. Tai vat nežinau. Sorry, what? Debit card or credit card as a Yeah. Labai. Dabar viešbutukyje. Einame ieškoti savo kambariaus. Kvepia skaniai. Tu dalelitai. Ai, tu melagi. Koksai Geriau reikėjo rašyti, kad žmonos propelerinis. gimtadienis greitai. Propeleriukas dailus. O, džokeris. O, nice, rimtai. Žiauri gražus propeleris. Kągi turime už lango. Palmę. Nice. O, čia labai tą. Laukiu, gražus kambariukas. Tu savo. Turime dailę palmę. Nice. Gražu. Gerai. Dabar yra tualeto apžvalga. Bandysi? Ar tualetas bus labai geras? O, aš tai viskas šaunu jau, taurės darau. Gražu, šviesu ir balta. Kaip tą Tualetas yra mikrofoną, svarbiausia kur dalis. čia atsisekti? Štai mikrofonas dabar yra gadinamas. Kaip visada kelionėse yra labai svarbu paragauti rameną. Ai, čia tiesiog blynas kažkoks, ne, tai gal nevalgysim. O Blyną oktopusą valgysim? Imsim rameniuką. Davai, Va paimam šitą, 4 eurai tapo. Vieną. Gerai, paimam Kažkaip porą man- užkandukų. Aš dar aišku nepažiūrėjau. Šiaip Juozų nenoriu, visai tempūrą. norėčiau austrės Jo, aš irgi. Bet nežinau, ar ir tikrai būtinai imt. rameną. Gerai, renkamės. Tikrai imsim austrę, aš Šiaip biškį buvo tokia bijau. vieta daili labai. Šauniai atrodo. Šiaip fainai. Gražu labai. Ai, sakelsi žmonėm. Tūno tataki. Antrasis patiekalas. Pulpas. Skanus pulpas. Aštunkojus. Aštunkojus skanus. Labai. Gerai. Tik lūpą nustengiau. Lūpą nusideginai. O kai tu visada pakartoji, kad paskai, Žinai, kas pripūsta. kaip busi ruskė. Ne, hialuroną. Ruskė Ispanijoje. Botoksą neleidžia lūpos tau. Botoksą leidžia. Hialuroną? Rūkštą. Ne, botokso. Botokso azoto suboksidą gal. Štai toks ramenas. Mano su kiauliena. Viskas skanaus. Ramenas kainavo kiek? Mano 13 gal. Mano gal 14 eurų susifood. Papuolėme mugę su Damante. Tai žiūri va visokius dalykus. Apyrankės žiūri kažką čia. Pilna žmonių sekmadienis. Pasiganom po mugę ir varysime kavos tada gerti. Damantei viskas įdomu. Prisirengiam su Haiko drabužiais ir vaikštom tiesiog po parodą. Kažkokią neparodą. O, triusikų yra Damantei. Damantė, nori šitų triusikų? O šitų? Vaikiškų. O, ką gersi, meilė? Latė. O aš gersiu flat white. Ar Kainuoja 3 eurai flat white'as, tai turėtų būti visai skaniai. Šiaip įvertinamas 4,9 šitos vietos, tai labai įdomu bus paragauti Elvis. Thank you. Nu va, pasivaikščiom palei laivukus visokius. Ten va yra laivuko. Ir dabar lipsime į labai didelį kalną. Tai reiškia, lipsim va ten. Toj pamėginsiu parodyti. Va ten, kažkur. Reiktų labai šviesų dar man. Nei tą pusku. Va ten va lipsim. Šiaip iš tikrųjų labai greitai, čia gal 6 minutės to lipimo, nors atrodė labai daug. Bet labai lengva. Bet žmonės dūsta ir perka vandenį, kas yra juokinga visai. Ten yra korida kažkokia pačioj arena, nežinau ar matosi. Šiaip vaizdas dailus. Tik labai daug smogo, buvo parašyta, kad labai daug kietųjų dalelių.
Tai galimai biškai prisikvėpuosim, plaučiai kažkiek nukentės. Bet čia fainai, gražu, patinka. Ir eisim ieškoti chameleono, nes matėm, kad yra chameleonų, kas gali būti labai sudėtinga. Bet pažiūrėsim. Katiniokas guli savo. Šildas ant saulėtės. Sveiki atvykę į Gibraltaro pilį. Dabar esame kažkur čia. Damantė ganasi, vaikšto. Užkliuvo už kažko vos neišgriuvo. Jokinga man, kad žmona vos nenugriuvo. Būtų reikėjo važiuoti į ligoninę, nes neapsidraudus, tai tada būtų reikėjo daug pinigų išleisti. Gerai, einam. Parodysim biškį dabar gal birolo ir mažiau kalbų. Dabar už mūsų matote gražius kalnus įvairius visokius ten. Va štai, nežinau ar matote, bet ten yra gražus kalnai. Šiaip iš tikrųjų labai šilta. Kai saulė šviečia yra labai karšta, kai saulė nešviečia norisi būti su megztiniu, o kai saulė šviečia norisi būti su maike. Ir su šortais. Ir su šortais norėčiau. Nors mano kelnes yra labai plonos, labai tampras. Va tokios va. Aš jas pirkau. Ir man ten manęs nepyksta, kad nusipirkau kelnes, jei neapsakęs. Nes jinai yra galyk. Moteris, filmuojam. Narsesnė moteris, vaikai. Vaikai man mojuoja, bet pas jas šiknas visas matos labai taip. Bet jos man vat pamojavo. Jos jaunas išteka. Jos galimai jau ištekėjusios yra. Eik, tu ten su baseiniuku gali pačilint savo. Tik tais čia yra labai aukštai, tai jeigu, pavyzdžiui, uždalyvauji mieste, tai po to jau grįžt labai bus sunku čia atgal. Susipažinkite su ponas Sigulu. Jis labai yra pozuotojas, labai ramus ir norėtų gauti žuvelioką, kokį nemokamą. Sveiki atvykę į Orijaus keliones. Šiandien mes esame Malagoje, kažkokioj Alcazambra pilyje. Štai, tai yra Rūtos Meilutytės plaukimo baseinas, kur ji laimėjo savo pirmąjį plaukimą, dar kai buvo labai maža, nes baseinas negilus visai, sakyčiau, toksai vat. Tęskime kelionę toliau, pažiūrėsime, ką dar išvysime. Dabar yra transitionas ir mes atsirandam kavinį. Sveiki atvykę. Esame Kasalola kavinėje. Valgėsim visokių dalykų. Čia labai po truputį neša, nes esam tapas restorane. Tapas bare. Šiaip gražu. Fainai. Ir dabar tuo ragausime visokias patatas bravas. Maistas atkeliavo. Maistinės medžiagos. Bet kaip rūkyta žuvis. Rūkyta žuvis? Nu, įdomu aš. Va čia kažkokie dalykai skanus. Va čia. Gerai, dabar jau tikrai einame